Labas rytas, labas rytas. Tai vadinasi, mes turime šioje pamokoje keletą tokių uždavinių. Visų pirma, tai atpažinti pagrindinės veiksmažodžio formas, ar ne? Mokytis jas vartoti tekste bei gebėti taisyklingai parašyti. Kas jums šiandien yra nutikę, kad jūs tokie nuliūdę, rūškanais veidais? Tris pamokas rašė. Ir? Nuobodu, pavargu. Pavargot rašyti? Taip. Tai ką dabar čia reikėtų mums daryti šiandien tada? Gal mūsų sumanioji Gabrielė gali mums padėti? Žinoma, galiu su EMO pratybomis dirbti smagiau. Mokytoja, aš turiu idėją, gal pakeiskime aplinką? Tai galim pakeisti aplinką, jeigu tik jūs norite, o kur mes tada keliausime mokytis? Į poilsio zoną? Taip. Taip. Kaip jums sekasi? Gerai. Tai pakelkite rankas tie, kurie jau link pabaigos. Tai spaudžiame ženkliuką ir siunčiame mokytojai. Gabrielė, buvo labai gera mintis ateiti į poilsio vietą. Patiko, nes buvo įdomu. Man patiko, nes dirbome su EMO pratybomis. Mokytoja, aš turiu pasiūlymą. Mes atliekame namų darbus, visose pamokose dirbame uoliai ir 2 savaitės dirbame tik su EMO pratybomis. Gerai, sutinku. O kokia